Keliaujam toliau per Andrew Wommack knygos Neribok Dievą puslapius. Esame antrame skyriuje ir šiandien žiūrėsime antro skyriaus trečią mažą skyrelį, kuris vadinasi Štai aš viešpatie arba Ar tu esi čia. Praėjusiuose skyreliuose matėme, kad jei norime girdėti Dievą ar ne, tai turime skirti tam laiko ir dėmesio, sutelkti savo mintis ir savo vidinį fokusą į viešpatį, sąmoningai vengti pasaulio triukšmų, šio pasaulio. Ir autorius mus ragina, kaip ir šventas raštas, paimti kiekvieną mintį į nelaisvę Kristui, neleisti savo mintims būti tiesiog bile kokioms, bet reikia atidžiai žiūrėti, kas ateina į mūsų galvą, kokios per mintis. Ir jeigu tik tai yra mintis, kuri nesutinka su Dievo žodžiu, su šventuoju raštu, reikia ją greitai paimti į nelaisvę, sudrausti ir sakyti, mano mintis bus sulygiuotos, sinchronizuotos su Dievo žodžiu. Taigi, mes turbūt visi norime nenerimauti, o gyventi ramybėje. Taigi, gyventi ramybėje padeda nuolatinis buvimas su Dievu, ar ne, nuolatinė būklė, meditavimas, sakykime, Dievo žodžio arba nuolatinė širdies būsena, kurios yra centras, fokusas ir visas dėmesys sutelktas į viešpatį ir į jo žodį, kaip taikinys, ar ne, nuo ryto iki vakaro, nesvarbu, ką veiksime, nesvarbu, ką darome. Autorius sako, kad jeigu galime nerimauti dirbdami, tai vadinasi, galime ir medituoti arba svarstyti savo viduje Dievo žodį. Na, šiandien šio skyrelio, štai aš viešpatie arba Ar tu esi čia, autorius pradeda Apaštalų darbų 9 skyriaus 10 eilute, kuris sako taip. Damaske buvo vienas mokinys vardu Ananijas. Viešpats jam regėjime tarė, Ananijau. Jis atsakė, štai aš viešpatie. Taip, štai aš viešpatie. Taip labai paprastai atsakė Ananijas. Taigi, autorius sako, dauguma jūsų tikriausiai neturite šios eilutės pabrauktos savo Biblijoje. Na, man teko apie ją kažkada svarstyti, taip tikrai. Jo, tačiau nežinau kaip jūs, ar ją labai buvote susitelkę, labai stipriai atkreipę savo dėmesį. Tačiau autorius sako, viešpats per šią rašto vietą prieš 10 mečius mane sukrėtė. Ir taip pakeitė mano gyvenimą. Viešpats kalbėjo man per šią eilutę ir pasakė, Andrew, kiek kartų aš šaukiau tave vardu, o tavęs nebuvo. Tu neatsiliepiai į mano šaukimą. Tavęs nebuvo ten. Tu nebuvai prieinamas, nes buvai užsiėmęs kitais dalykais. Kas būtų nutikę, klausė autorius, jei Dievas būtų pašaukęs Ananiją, o jis būtų buvęs tokios būsenos, kad šio pasaulio gyvenimo rūpesčiai, turto apgaulė ir kitų dalykų geismai būtų užsmaugę žodį ir jis nebūtų galėjęs išgirsti Dievo, būtų tą užglušinę ar ne, tiesiog paskendęs Dievo šaukimas būtų šio pasaulio triukšme. Kas būtų nutikę, jei Ananijas nebūtų galėjęs išgirsti Dievo? Gali būti, kad Dievas būtų pakėlęs kažką kitą tarnauti Sauliui. Tai gali būti tas, kuris būtų prieinamesnis, kuris būtų atviras, kurio širdis būtų atvira ir laisva ir susitelkusi į viešpatį.
ieškanti išgirsti, ką Viešpats kalba. Nežinau, sako autorius, kaip viskas būtų susiklostę, bet esu tikras, kad šiandien nekalbėtumėm apie Ananiją. Taip, ir ne tik apie jį tikriausiai, ir ne daugybę pašauktųjų, apie kuriuos kalbame šventajame rašte, buvo tiesiog prieinami Viešpačiui, buvo save padėję į tokią poziciją, kurioje jie buvo atviri, laukė, ieškojo, klausėsi intensyviai Viešpaties žodžio. Kiek iš jūsų Dievas yra kalbinęs, sako autorius, bandęs apsaugoti nuo klaidos, bandęs pakeisti jūsų gyvenimą, bandęs kažką padaryti jūsų gyvenime, bet jūs neatsiliepėt, jūs nebuvot prieinamas, nes buvo per daug užsiėmę, arba žiūrėjote, autorius čia cituoja tokį savo, turbūt krašto serialą, kažkokią tai komediją, parodiją, kuri vadinasi Kaip sukasi pilvas, kaip skrandis sukasi, ir parodijuoja, kaip sukasi pasaulis, ar ne, lyg paimtas tas Kaip sukasi pasaulis ir padaryta parodija ir pavadinta Kaip sukasi pilvas. Na, tai tiesiog toksai serialas komedijų, ar ne, visokių juokelių. Tai va, tai Viešpats sako, galbūt jūs žiūrėjote kažkokį tai serialą, ar ne, buvot tiesiog užsiėmę šio pasaulio kažkokiais tai, ne, tiesiog bereikšmiais tokiais, kurie labai iš tikrųjų pritraukia dėmesį, ar ne, mūsų kasdienybė, kažkokie serialai, filmai, ar ne. Taip, gal tai jums sutrukdė išgirsti Dievą. Mūsų gyvenimo būdas Amerikoje nėra palankus pažinti Dievą, sako autorius. Jei norime nuimti ribas nuo Dievo, turime pradėti leisti laiką su juo. Na, čia turbūt visur, ne tik Amerikoje. Visur mes esame įtraukiami į tą rutiną, bėgimą, reikia viską. Ir tiesiog nuo ryto iki vakaro turime daugybę pareigų, kurias įsivaizduojame, kad turime atlikti, ir jos įtraukia taip stipriai, kad gali nebelikti laiko įsiklausyti į tai, ką Viešpats mums nori pasakyti. Jei norime nuimti ribas nuo Dievo, turime pradėti leisti laiką su juo, sako autorius. Turime atnaujinti savo protą. Dievo žodis yra nepaprastai svarbus. Dievo žodis, Biblija, nukreipia mūsų dėmesį į Dievo dalykus. Jei norime nuimti ribas nuo Dievo ir pradėti patirti jo geriausią, tai, ką jis turi geriausio mums, mūsų gyvenimui, turime pradėti atsijungti nuo šio pasaulio, nukreipti savo mintis į Dievą ir suteikti jam galimybę kalbėti mums tuo tyliu, švelniu balsu, ne, apie kurį skaitėme švento rašto eilutėse, kad Dievas nebuvo nei žemės drebėjime, girdima tyloje, ar ne, kad nebuvo Viešpats. Nei žemės drebėjime, kaip ten buvo tokia rašto vieta labai graži, pirmas karalių skyrius, pirmas karalių, knyga pirma, 19 skyrius, 11-12 eilutė. Prieš Viešpatį kilo didelis ir stiprus vėjas, draskantis kalnus ir daužantis salas, bet Viešpaties nebuvo vėjo. Po vėjo žemės drebėjimas, bet Viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet Viešpats nebuvo ugnyje. O po ugnies tylus švelnus balsas. Dar mes matėme, kad tai kai kur yra verčiama kaip tylus ramus balsas, kaip švelnios tylos balsas ir dar kaip švelnus tylus dvelksmas. Taigi Viešpats šneka tyliai, švelniai, ar ne? Kad išgirsti tą švelnų tylų kalbėjimą, turime užtildyti visą
tai, kas gali užgožti jį. Taip. Švelnų tylų balsą, ar ne? Dievo žodis nukreipia mūsų dėmesį į Dievo dalykus, jei norime nuimti ribas nuo Dievo ir pradėti patirti jo tai, ką jis turi geriausia mūsų gyvenime, turime pradėti atsijungti nuo šio pasaulio, nukreipti savo mintis į Dievą ir suteikti jam galimybę kalbėti mums tuo tyliu, švelniu balsu. Aš, sako autorius, sąmoningai skiriu laiką ir praleidžiu jį galvodamas apie viešpatį. Einu pasivaikščioti taku, kurį pasidariau prie savo namų. Kartais tiesiog sėdžiu lauke, žiūriu aplink ir mąstau. Tai svarbu. Mūsų gyvenimo būdas tapo toks užimtas, kad tai riboja, ką Dievas gali padaryti mūsų gyvenime. Jei norime būti įkvėpimu kitiems, turime būti įkvėpti patys. Turime leisti Dievui kalbėti mums, negalime duoti kitam to, ko patys neturime, o dauguma mūsų neturi Dievo aktyviai kalbančio mūsų gyvenime, nes esame per daug užsiėmę, kad jo klausytume ar skirtume jam laiko. Taip, biškutį priekaištauja mums autorius, ar ne? Turime pamąstyti ir jeigu tikrai taip gyvename per dideliam bėgime, per dideliam sukūri kasdienybės, turime tiesiog paimti laiko iš dienos ir skirti jo viešpačiui, pabuvimo su viešpačiu, pasikalbėjimui ir dar svarbiau pasiklausimui.